kiekviena mašina atvažiavusi katilinė turi savo identifikavimo vaštaraštį, kur yra paimamas kiekvienos mašinos atskiras mėginys ir kiekvienos mašinos mėginys yra tyriamas laboratorijai. Ištiriama tenais drėgmė, pelenai, megavatai, kiek šilumos mes pardavėm į pačią katilinę. Vidutinis Lietuvoje vežamos skiedrovežio megavatų skaičius yra 70 megavatų. Aš turiu prabangą, kirsdamas mišką, pavyzdžiui, vasaros sezono metu, kada yra lapai, sulapuoja ir taip toliau, mes išsitraukiam tik tais padorinę medieną, tai rastus malkas ir tarinius, visus apvalios medienos sortimentus, o šakas, kas yra visas skirta likusi biokūrui, mes paliekam miške džiūti, kad jis išgarintų lapai drėgmę, pats biokūras išdžiūtų, mes galim savo mėnesį laiko leisti kirtavietį, kad gulėtų tas biokūras ir kad jis džiūtų. To pasekoje mes gaunam didesnę mašinos energetinę vertę, negu kad ją tiesiog nukirtom iš karto ir su žaliais lapais malam. Tai čia kaip malkiniai namuose, nusipirkom malkas pavasarį, susiskaldėm, susidėjom į malkinę, per vasarą pradžiuvo ir žiemą kūrenam sausas malkas, o nekišam į pečių šlapių malkų. Jau priėjau išvados ir pagal tuos parduodamus medienos kiekius, ką esam jau dabar apvalios pardavę į katilinės, galiu pasakyti, kad 3 mėnesius džiovint miške biokūrą jau yra per daug, ypač kai jį tokia kaitri vasara. Nes jis tiesiog perdžiuna ir gaunasi per sausas, nes katilinė vertina ne tik tais energetinę vertę, bet vertina ir pelenus ir gali gauti baudą, jie vadina nuolaidą, bet ten iš tikrųjų yra bauda. Ir arba už pelenus, arba už drėgmę. Jeigu per sausas kuras, tu gauni nuolaidą. Ir nuo mūsų pasiūlytos kainos, kokia yra, kaip pavyzdys, tam balpulė, kur mes pardavėm, jau mes gaunam perdžiovinę nuvežę, gaunam nuolaidėlę. Čia buvo toks įdomus kuriozas, nuvežėm į Vilniaus tą kogeneracinę elektrinę, dabar tą naują, kur pasileidus. Ir ten labai kvaila, nežinau, gal ne kvaila, labai protingai išmanė, inovatyviausia, kokia tik tais gali būti priėmimo sistema. Didžioji daly katilinių, pavyzdžiui, mėginius ima žmogus. Paima mėginį, vienas mėginys į katilinės laboratoriją, kitas mėginys į katilinės saugyklą, jeigu mums kiltų kažkoks tai klausimas, dėl ko mes gavom baudą už peleningumą ar už drėgmę ir taip toliau. Į Vilniaus katilinę nuvežėm savo biokūrą sumaltą ir jie atsiunčia rezultatus. Žiūrime tuos rezultatus ir gavom nuolaidą 70% nuo savo kainos, už kokią mes buvom pardavę rinkoje. Net maksimui tiek, iš tikrųjų, čia 70% nuolaida. Okei, mes žiūrim, sakom, o tai kur atseka mums ir taip toliau, kaip tas paimams mėginys. Ten automatizuotai viskas vyksta ir tam tikrais ciklais, kas 20 sekundžių ir kiek tenais yra man paimas į tokį nedidelį piltuvėlį iškrenta ir sukrenta tavo tas mėginys. Bet jis dar turi tokį papildomą stogelį. Kai byra tas biokūras pagal fiziką, tai smulkiosios dalelės subyra tiesiai į tą mėgintuvėlį, kur ta cikliškai yra paimamas. Stambiosios ta pati mediena, tiesiog atsitrenki stogelį ir tiesiog nukrenta. Tai dėl ko mes gavom tą nuolaidą 70%, dėl to, kad visos smulkiosios dalelės subirėjo į tą piltuvėlį ir mes ten gavom labai daug pelenų. Okei. Tai paėmėm, nusintėm į kitą akredituotą laboratoriją ir tada gavom mus tenkinantį rezultatą, koks ir turėjo būti iš pat pradžių, nes jie netinkamai ištyrė. Dar vienas kuriozas tas, kad kai jau mes gavom mėginį toks, koks ir turėjo būti, bet katilinės buvo labai prastas, jie paėmė, sujungė į vieną krūvą ir padarė vidurkį. Bet vis tiek, iš tį pertyrus gavos geriau, negu kad būtume pardavę su 70% nuolaidą.